Sekmadienį po 3 pareigūnams pranešta, kad Naujosios gatvėje žiedinėje sankryžoje prie skulptūros skubėk lėtai į griovį įlėkęs automobilis Chrysler. Transporto priemonė apgadino kelio atitvarus, išvertė apšvietimo stulpą ir kelio ženklus. Kai atvyko policija, vairuotojo jau nebuvo. Po 2 valandų pareigūnai sulaukė skambučio. 34 metų vyras aiškino, kad Chrysleriu važiavo naująją gatve, kai staiga Opel markės automobilis užkirto kelią. Esą iš jo išlipę 3 nepažįstami asmenys jį sumušė, vienas sėdo į Chryslerį ir nuvažiavo žiedinės sankryžos link, kur ir buvo rasta minėta transporto priemonė. Pareigūnai bandė susisiekti su pranešėju, pradžioje šis nurodė laukiantis Šaltinių gatvėje, bet pareigūnai jo nerado. Tada nurodė laukiantis Žuvinto gatvėje. Pasak policijos, vyras bendravo nerišliai, jį pavyko rasti tik 19 valandą. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyksta aplinkybių tikslinimas. Transporto priemonė priklauso 1959 metais gimusiam vyrui. Policija nuolat vykdo blaivumo tikrinimo akcijas, tačiau jos neatgraso vairuotojų noro sėsti už vairo išgėrus. Balandžio 19 dieną policijos pareigūnai Alytuje didesnį dėmesį skyrė triukšmingų automobilių vairuotojams, bet įtarimą keliančius tikrino alkotesteriu. Per mažai tokia. Žiūrėk, dar kartelį pučiam, bet nenutrauk pūtimo staigiai. Ten rodė, kai galiu čia pūsti. Mes lauksim ilgai vėl, paskui jei nedapūsi. Įkvėpk ir pūs. Dar. Per mažai, ne. Taigi nežaisim. Rankas iš kišenės ištraukit, gerai. Pūsim apie 3 sekundės, kol aš pasakysiu, kad Tai yra 3 sekundės. Klausyk manęs dabar, gerai? Ar girdė? Pučiam 3 sekundės, kol pasakysiu, kad yra gana. Lietai nustokit pūsti. 2, 4, 3. Vyras nepateikė ir vairuotojo pažymėjimo. Jo, jis raktelius padėjo į vietą ir panašu, kad ne pirmas kartas vairuotojas jau neturi teisės vairuoti, yra praradęs už tai, kad taip pat vairavo neblaivus. Antrojų bandymų vairuotojas įpūtė kiek daugiau negu 2 promilės. Iš žvejybos vykusiems vyrams leista pasiimti nuo jų vertingesnius nei transporto priemonė daiktus – meškerės. Transporto priemonė išvežta į policijos aikštelę. Teismas gali ją konfiskuoti. Jeigu kalbant apie tai, kiek iš tų vairuotojų yra, iš tų neblaivių vairuotojų vairuojant yra pradėtų ikiteisminių tyrimų, tai jeigu 2023 metų pirmąjį ketvirtį buvo pradėti 61 ikiteisminis tyrimas, kai prie vairo sėdėjo neblaivus vairuotojas, tai šiemet yra pradėta 50 tokių ikiteisminių tyrimų. Na, o jeigu dar kalbėti apie sukeltus eismo įvykius, kuriuos sukelia neblaivus vairuotojai, tai praėjusiais metais jų buvo 20 tokių vairuotojų, kuriuos sukėlė eismo įvykiai, būdamas neblaivus, na, o šiemet 13 eismo įvykių. Kaip tik visai neseniai neblaivus vairuotojas Alytaus mieste sukėlė nemažą eismo įvykį. Skaudžios nelaimės pavyko išvengti, tačiau neblaivus vairuotojas dar bandė sprukti nuo policijos pareigūnų. Alytaus policija masinius girtumo tikrinimus vykdo nuolat, dažniausiai penktadienio antroje pusėje ar pirmadienio rytą. Tokių reidų metu patikrinama iki 2000 vairuotojų, tačiau ne visi patenkinti masiniais blaivumo patikrinimais. Yra ir tokių vairuotojų, kurie norėtų, kad policijos pareigūnai kiekvieną kartą organizuodami prevencinės policinės priemonės, akcijas ar reidus būtinai praneštų žiniasklaidos priemonėmis ar socialiniuose tinkluose apie planuojamus reidus. Tačiau policijos pareigūnai tai gali daryti bet kuriuo paros metu ir bet kada. Vien tik pirmą šių metų ketvirtį Alytaus apskrities keliuose įkliuvo 127 neblaivūs vairuotojai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.